Mano specializacija yra oftalmologija, plus yra taip pat minkštųjų audinių chirurgija, onkologinė chirurgija, pilvo, abdominalinė chirurgija, pagrindiniai dalykai. Čia yra Leksis, jam yra 9 metai, jau senjoras. Kas savaitę dabar ateinam, kol gydomas akytas. Leksis nelabai liūdė, jam čia labai patinka. Lili pas gydytoją Liną neteko lankytis, o Vincentas nuolatinis pacientas labai džiugiai eina, kai pasakau, eisim pas Liną, tai labai patenkintas būna. Skaniukai visą laiką paruošti, nebent kažkoks tai techninis nesklandumas įvyksta. Bet tai jie mėgsta, įsitikint galima kiekvieną dieną. Daugelis atbėga linksmai į kabinetą pas gydytoją. Prie gyvūnų taip eini, tiesiog paprastai. Kitas bando pagąsdinti, matau, kad nieks nesigavo ir galvoja, nepavyko. Ir tada nusileidžia. Įvairių charakterių yra tų šuniukų. Sėsk. Greitai sėdi. Kas čia dabar darosi? Kur kultūra tavo? Kaip bendrausim toliau? Su katėm visiškai kitaip. Tu turi būti, kaip sako, švaria dūšia pas ją turi ateiti. Tada gal kažkas ir pavyks. Net ir su pačiom išlepusiom tom įvyksta bendrą kalbą rasti. Grįžę šeimininkai sako, jinai, katė, turiu menį, jinai tik jūsų klauso. Aš jai nieko nedarau, aš tik tai su ja pasišneku. Prisimenu atvejį, kačių šeimos atstovas pajūry aptvare guli 2 lūšys. Viena tolėliau, kita arčiau tvoros. Sustojom su žmona ir aš padėjau tą lūšį kalbinti. Kalbinau. Jie priėjo arčiau tvoros ir pradėjo vartytis, kaip aš sakau, maivytis visai. Taip kaip elgėsi katės mėlikaudamos. Žodžiu, dėmesys, komplimentai ir katė bus jūsų. Keblesnės tokios operacijos, sakyčiau, aišku, tos, kurios yra sudėtingesnės, tos, kurios yra netikėtos, ypač trauminiai dalykai, kurie įvyksta visiškai neplanuotai. Prisimenu tokį atvejį, kaip ištraukėme didžiulį pagalį, tiesiog iš akiduobės. Akies nesimatė ir pats labai nustebau, kai pamačiau ištraukęs pagalį. Ta akį ir ta akis svarbiausia liko veiksni, pasveiko, tai buvo stebuklas kažkoks šeimininkam. Įvairių tokių situacijų. Aišku, tokie sudėtingesnės būna šlapim tokių operacijos, kai užstringa akmenukai. Sunkiausia būna su išlepintais pacientais. Tai jau čia nieko nepadarysi. Perauklėti čia jų taip greitai neperauklėsi, tenka taikstyti su aplinkybėmis. Šiuolaikiškam gyvūnų augintojui patarčiau, ypač kas liečia šunis, reikėtų paprasčiau viską daryti, kadangi šuo yra šuo. Ir pirmiausia, aš tai vadinu 2 mokyklas. Tai kariuomenės mokykla, ankstesnioji dresūra, kurių turim atstovų žmonių dresiruotojų, kurie dirba 30-40 metų. Ir yra skaniukų mokykla. Internete mes pasiskaitom paprastai, kas mums primtiniau ir kas mums pagal mus atrodo geriau bus jų šuniukui, kad jų niekas nenuskriaus tenai. Jie viską su skaniukais viską bus išmokinti. Ir kai ateina laikas ir atsiranda kažkoks stresas ir panašiai, jie ir patys paskui, jeigu dar supranta tas šeimininkas, kad neskriaudžia jo gyvūno, o nori jam padėti, tai šeimininkas jau supranta, kad ne į tą mokyklą pradžioje nuėjo. Pirmiausia, reikėtų išmokti drausmės ir sakau dar kartą, kad žmonės paskaito ir įvertina viską pagal save, tą, ką jie nori išgirsti. Tai būna pikta, kai šuo jau psichologiškai jisai sugadintas. Šeimininkas nėra jam šeimininkas. Šeimininkas jau pasidaro pats šuo kartais. Tikrai buvo prieš 30-20 metų žymiai daugiau didelių šunų. Tai būdinga daugiau tokių didelių veislių kaip senbernarų, bloodhoundų,
taip pat ir kokių spanielių, netgi rotveilerių, Kaukazo, Azijos avių, čiau, anglų buldogai, ypač prancūzų buldogai. Pasitaiko tokių dalykų taksų veislės šuniukams, pasitaiko, nors ir jų pas mus mažai, čihuahua. Nu ir basethoundų, šarpėjai ypač. Labai keista tas dalykas, kad beveik prapuolė šarpėjai, ant pirštų galima juos skaičiuoti, o buvo kiekvieną savaitę operuodavom šarpėjus. Anksčiau ypatingai, kas įstringa, tai supjaustytus pėdutės ir kojos. Kiekvieną savaitę tekdavo siūti sausgyslės, dėti langetės tiem šuniukam, kad tos sausgyslės sugytų. Aš dabar, nors nelabai man ir priklauso jau dabar, bet ir kolegos, kad siūtų sausgyslės, tai čia labai retas atvejis. Pasitvarkė aplinka, žmonės, taromatai atsirado pagaliau. Veterinarija čia nuo žmogaus priklauso, jeigu mes ją vertintume pagal jautrumą. Manau, kad tai sudėtingas dalykas, pradžioj buvo sunkiau, emociškai turiu omeny. Vėliau, kaip ir visur turbūt priprantama, bet priprasti prie to vis tiek nesigauna, tenka išspausti ir ašarą. Pajutau, kad pasidarai žmogus toks jautresnis ir į viską žiūri jautriau. Gal tai ir negerai. Tai Linas tikrai matosi, kad labai supranta gyvūnus, labai moka su jais bendrauti, dėl to matyti jam taip ir patinka čia grįžti. Iš tiesų Vincentas be galo myli Liną, tikrai kiekvieną kartą be streso ateinam. Tikrai labai nuostabus veterinaras. Smagiausia darbė, kai pacientas sveikas išeina.